Apie išmokas iš mažosios bendrijos nariui nuo 2026 metų pagal civilinę paslaugų sutartį. Tai paprastai dabar transliuojama tokia žinia, kad jau tiesiog neapsimokės išsimokėti pagal civilinę paslaugų sutartį dėl 12 VDU. Ir naudingiau būtų išsimokėti kaip dividendus. Tai, ką aš galiu pasakyti, truputėlį padraugavau su Exceliu ir jeigu mažoji bendrija vykdo veiklą jau ne pirmus metus, tai ir jeigu mažosios bendrijos narys neturi kitokių pajamų, būtent apmokestinamų 15% GPM tarifu, tai pagal CPS visai naudinga išsimokėti ir toliau ir netgi iki 45 000 ir ta mokestinė našta įvertinant D galėtų būti 18,18%, net jeigu ir kas virš 12 VDU krenta į 20% GPM krepšelį. Kartoju, tai priklauso nuo kitų pajamų. Ilgesnį turinį tikrai parengsiu YouTube kanalui, bet dabar žiūriu, kad tai, ką aš matau, tai dabar pakankamai atsakingai sakau. Nuo 3 veiklos metų su dabartinė mokestinė aplinka, kokia bus nuo 26, pagal tai, jeigu niekas nesikeis, pagal CPS visai apsimokės išsimokėti. Ypatingai jeigu mažosios bendrijos pelno mokestis 17%, tai dividendai tiesiog apsimokestina žymiai daugiau, nes reikia prieš tai sumokėti pelno mokestį. Tai va, tiek pagalvojimui. Pelningo verslo.